Po Dievo sosto Dievas sukūrė angelus iš šviesos. Ir jų yra daug. Dievas juos sukūrė kaip stiprius garbinimo ir fizinio pavidalo, su tikslu vykdyti Dievo įsakymus. Jie yra gražios išvaizdos ir didžiulio dydžio, turi sparnus ir yra įvairių formų. Jie nemirtingi. Ir jie niekada nebūna nepaklusnus Dievui. Septintame danguje. Ten yra Sidratul Muntaha, netoli rojaus buveinės, medis žymė aukščiausią ribą septintame danguje, kurios niekas negali peržengti, net angelai. Šis didžiulis medis dengia visus rojus ir dangų, medis turi begalę šakų. Ant kiekvienos šakos begalė lapų, ant kiekvieno lapo sėdėjo didžiulis angelas, medžio šaknis yra šeštajame dangaus sluoksnyje, jo lapai yra kaip dramblio ausys, o vaisiai yra kaip didelis stiklainiai. Ir ten septintame danguje yra šventa vieta angelams, vadinama Baitul Mamor, kur kasdien garbina 70 000 angelų ir jie nebegali į ją sugrįžti dėl didžiulio angelų skaičiaus, ir kasdien į jį ateina nauja partija. Ir kiekviename danguje yra namas, kuriame gausu angelų, kurie ateina ten pagarbinti. O namo, kuris yra pirmame danguje, pavadinimas yra Baitul Izach, ir angelo, kuris veda angelus garbinti, vardas yra Ismailis. Muhamedas, sallallahu alaihi wa sallam, pasakė: visame danguje nėra vietos pėdai ar net piršto sąnariui ar plaštakai, kurioje nebūtų pasilenkusio ar besilenkiančio angelo. Kai ateis prisikėlimo diena, vis tiek jie sakys: mes nebūtume tavęs garbinę taip, kaip tu nusipelnei būti garbinamas, jei nebūtume to darę, nepriskirdami tavimi partnerių. Kai jie garbina, jie užbaigia eilutę ir laikosi arti vienas kito, bei užpildo eilės spragas. Ir štai kaip Mahometas, sallallahu alaihi wa sallam, įsakė mums garbinti. Dabar pakalbėkime apie Gabrielių. Jis yra arkangelas, jis turi aukštą garbę ir aukštą statusą po Dievo. Visi angelai paklūsta Gabrieliui, Dievas jo labai pasitiki, todėl jis buvo ambasadorius tarp Dievo ir jo pranašų, įpratę prie jų nusileisti su apreiškimais. Jis turi 600 sparnų, o atstumas tarp kiekvieno sparno lyg atstumas tarp rytų ir vakarų. Kiekvienas sparnas užpildė horizontą, nuo jo sparnų krenta įvairiausių spalvų perlai ir brangakmeniai. Mykolas taip pat yra arkangelas, kuris yra atsakingas už lietų ir augalus. Jis turi padėjėjų, kurie daro tai, ką jis įsako, Dievo įsakymu, jie paskirsto vėjus ir debesis pagal Dievo visagalio valią. Taip pat yra kalnų angelas. Ir kiekvienas žmogus turi angelą, kuriam pavesta jį apsaugoti miego ir budrumo metu. Ir ten įrašinėja angelai, vienas sėdi dešinėje ir vienas kairėje, jie yra stebėtojai, vienas fiksuoja gerus darbus, o kitas blogus darbus. Kalbant apie mirties angelą, jo vardas nėra aiškus nei Korane, nei autentiškuose pranašo Mahometo, sallallahu alaihi wa sallam, posakiuose. Mirties angelas paims jūsų sielas, tada būsi nuvestas pas savo Dievą. Jis taip pat turi pagalbininkų, kurie ištraukia žmogaus sielą iš kūno, kol pasieks gerklę, mirties angelas paima jį į ranką ir kada paima, jis nepalieka jo rankoje ilgiau nei akies mirksniui, kol jį paima pagalbininkai ir sumes į deramą drobulę. Tie, kurie savo gyvenime elgesi neteisingai, mirties angelas paims jų sielas į skausmą, kai angelai paima juos mirtimi, smogdami jiems į veidus ir nugaras. Ir tie, kurie buvo teisūs savo gyvenime, mirties angelas lengvai ir pagarbiai priims jų sielas. Tie, kuriuos angelai mirtyje priima gerus ir tyrus, angelai sakys: ramybė jums. Įeikite į rojų už tai, ką darėte anksčiau. Tada jie pakyla su siela, jei tai teisė siela, jam atidaromi dangaus vartai, bet jei tai nėra teisinga, dangaus vartai liks uždaryti, o siela bus numesta į žemę. Ir ten yra kapo angelai, Munkaras ir Nakiras.
Jie atsakingi už kapo teismą ir buvo apkaltintas atsakomybę apklausti kapo gyventoją apie jo dievą, jo religiją ir jo pranašas. Jie išbando teisiuosius ir nusidėjėlius. Jie turi juodus veidus, mėlynas akis ir turi iltis, jų fizinės formos kelia nerimą ir jų balsai baisus. Rojaus saugotojas yra angelas, kurio vardas Ridvanas, o pragaro saugotojas yra Malikas. Dabar kalbant apie Rafaelį, jis taip pat yra arkangelas. Dievas yra aukščiau sosto, ir kaip mes jums anksčiau sakėme apie Dievo sosto nešėją, kad atstumas tarp jo ausies spenelio ir peties yra 700 metų. Ir Rafaelis yra vienas iš sosto nešėjų ir 3 kartus trimitas Dievo įsakymų. Pirmas trimitas bus siaubo. Antrasis trimitas bus alpimo. O trečiasis bus prisikėlimo.